Dalis lietuvių artėjančią kalendorinę žiemą šiandien pasitinka su maudymosi drabužiais. Ir ne pietų kurortuose, o Lietuvoje sveikuoliai pradeda žiemos maudynių sezoną. Vilniuje, Balsio ežere, tam specialiai atidarytas lauko baseinas. Ledinių maudynių mėgėjai jame visą žiemą planuoja ne tik grūdintis, bet ir lenktyniauti. 3, 2, Štai taip Vilniaus sveikuoliai skelbia žiemos maudynių sezono pradžią ir netrukus būrys susigrūdinusių vyrų ir moterų puola į šiaurinėje miesto dalyje esantį Balsio ežerą. Oro temperatūra 1 laipsnis šilumos, vandens 3 laipsniai. Dauguma maudynių dalyvių sako esantys patenkinti tokią žiemos pradžią. Tik vienas kitas purkštauja, kad oras per šiltas ir pasilgo ledo. Šiltas. Prašom išbandyti. Pirmas įspūdis būna toks, nejaukus, o paskui eini ir, toks visas kūnas sako, ačiū, kad tu įlindai tą vandenį. Jums sustrigiam šaltą, mums ne, matot, užkaitusios. Būna ir šalta, ir šilta, žinot, priklauso nuo to, kaip esi pasiruošęs. Ar grūdinėsi visus metus, ar tik tai šiandien atei pasifotografuoti. Tai mes su kolega dažnai tai darom. Puikiai, aš 6 žiemą maudausi, labai esu patenkinta, labai daug džiaugsmo, labai gera nuotaika, pakyla ta energija. Nelabai to. Ledo nėra. Kada ledas, taip, kad šaltukas, kad būtų biškai, būtų geriau. O šiaip viskas gerai. Po pertraukos truputį tai šaltas, bet smagu labai. Atvėsta ir prasideda mūsų laikas. Įsivaizduojat, žmonės atvažiuoja kiekvieną sekmadienį, išsimaudo, nusiplauna visus rūpesčius, visas bėdas. Šiame Vilniečių pamėgtame paplūdimyje šią žiemą laukia ir naujiena. Šis medinis baseinas ežere. Sostinės savivaldybei padedant, sveikuoliai jį ką tik įsirengė ir kviečia išbandyti visus norinčius visą žiemą. Pastatėm baseiną tokį, kad būtų galima treniruotis ir plaukti. Tai toks dar labiau stiprinti savo organizmą, dar labiau savo galimybių ribas plėsti. Šį atvirą nemokamą baseiną Vilniečiai nusprendė įsirengti pamatę tokius baseinus Latvijoje ir Estijoje, kur maudynių entuziastai juose plaukioja jau ne 1 metus. Ir štai pirmieji sveikuoliai jį išbando. Savijauta, kaip jaučiate? Gerai. Ačiū. Šilta. Kodėl taip sušalot? Nežinau. Labai gerai, labai patogu. Kiek metrų? 350. Apie 10 minučių. Viskas tik tai sustinga, dabar sunku kalbėti. Bet jausmas labai geras, labai rekomenduoju. Anksčiau apie plaukimą ledinėme vandenyje sveikuoliai pasakoja galėję tik pasvajoti, tačiau dabar jau pasiryžę ne tik pasinerti, bet ir plaukti 25, 50 ir daugiau metrų, taip dar labiau plėsdami savo galimybių ribas. Šį baseiną sveikuoliai žada prižiūrėti ir neleisti jam užšalti, kad galėtų naudotis visą žiemą. Bus tuo pačiu lengviau valyti tą eketę, nes būna, kad tas ledas toks plonas, ir tu negali ant jo atsistoti. Dabar galėsime atsistoti ir įsidaužyti, įsivalyti tą eketę taip saugiau. Ir tik pavasarį sveikuoliai šį naująjį baseiną planuoja iš čia patraukti, kad sušilus orams jis netrukdytų į šį paplūdimį miniomis traukiantiems atgaivos ištroškusiems Vilniečiams. Hello!